stop here. Okay. You stay here? Yeah. Name hotel. We don't know yet. Yeah. And now if you want to sightsee, maybe 5 hours by tuk-tuk here. Yeah, I wait, no shopping. Maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6 temple. I wait. So you're offering tuk-tuk? Yeah, I have. And how much you want for tuk-tuk? Pažiūrim, ką čia pasiūlys. Tik išlipom iš karto derina. This one here. 1 hour, 300 baht. Yeah. So total, how much it will take? 5 hours? Yeah, 1,500 baht. Ką jums sakyti reikia? Pasiūsti reikia gražiai, ne kaip nors. Okay, we will think about. We just arrived. We have to look into. Have to book hotel, everything. Go eat something. I know Yeah. hotel first and temple here, and after and hotel. And this one here near mini Thai food. Yeah. And this are for you food pie. Nu, ką pasiūlys. 6 temple. Žodžiu, kol Gabriš čia derina reikalus, aš padarysiu intro į vidą, kad jį atvykę. Šiandien atvarėm į Ajutają ir iš karto turime draugelį, kuris mus šešina čia varyti visur. Žodžiu, praveš visur, geriausias ekskursija pasaulyje padarys. Jis yra viskas viename. Žodžiu, gidas, pavėžėjas, taksioras, turi viešbutį, turi kur pamaitinti mumis, žodžiu, viską. Turi žmogus šveičariškas peilis. Tai, nežinau, varom. We will see what ChatGPT will say. We're chatting with ChatGPT now, so we will ask him what he thinks. Okay. Food pie for you. Okay. Jau 3% kainos, nuo štukas 5 iki štukas nuderinam. Nu kas čia gaunasi, 12 eurų bendrai, ne? Varom. Parašė, kad geras dylas. Okay, Let's go. Taip, suradom draugelį. Aš nespėjau sugaudyti, išlipau, žiūriu, kur čia kas. Opa. Jo, okei, kap. Ar moka ar vėliau? Tai galim dabar smogėti ir viskas, tada ramu bus, nebegalės prisipis daugiau nieko. My wife, Jo, okei, savadikap. Ai, čia šoferė mūsų tipo būsinai. What time? Hino. Okay, Hina. Okei, kap. Sako, Hina. Gal čia biškai. 6 valandų ekskursiją suderinom už štuką batų 26 eurai. Nu kažkaip va taip lembiškai čia suderinam tuk-tuką. Riveriukę veža mumis. Čia gali išsikviesti, jeigu nori. 8% kad neveikia ta knopkė. Opa. Yeah. And you will wait for us here? Yes. And how much time we have for this? Up to you. Okay. Kap. Okay, kap. Mūsų šiandien transporto priemonė atrodo štai taip, šoferiukė vat po kairę. Nu gerai, jeigu čia nepalauks mūsų visą laiką up to you, kiek norim, tai neblogai. 7 bus. Tokį čia kolegą radom gulinti pakritusi. Kiek čia metrų? Koks 2-3 metrų ilgio. Bet ten ant saulės kaip karšta turi būti visą laiką. Nu tai dėl to ir karšta, dar labiau. Nu gerai, guli būda. Tegul guli, netrukdysim. Labanaktis. Toks čia būgnas. Nu jeigu nebūtų šventa vieta, tikrai perlipčiau to šniūrą, kad patrenkyti būgną. Gaidys čia prie to šventiklos iš tikrųjų. Va ir vienas, ir antras, ir trečias. Kažkokie ženklai, nei vieno žmogaus čia tikrai galima eiti. Tikėkimės. Kuo gilyn eksplorinta šventykla, to daugiau gaidžių čia visur matosi. Nu čia gaidynas visiškai. Visas šventykla gaidynas. Aš save, pavyzdžiui, ką tik supratau, kad mes dabar čia vaikštom, mes jau susimokėjom gidui. Tai gali būti, kad mes tiesiog dabar grįšim mūsų gidai išvažiavus, mes palikti šventyklą viduryje Ajutajos. Ir ką daryti reikėtų? Tikėkime, kad nebus pabėgusi nuo mūsų. Dabar pasimėgaukim vaizdais, čia galim užlipti viršų. Reikia užlipti, pažiūrėti, kad viduje gero. Įlindami to bumbulo centrą jau čia. Taip atrodo centras. Labai daug aziečių lemba labai. Čia turim tokį šulinį, ten galim pinigėlį mesti. Tai sugalvok. Jeigu nereik, tada apsimėsi, kad negalvoji. Tokios norus išsipildys. Šiaip norus sakyti negalima, bet jūs man galite padėti išpildyti tą norą. Ting, ting. Nu ką, pirmas patiekalas šiandieną. Nėra, kad per baisiai appetizing atrodo. Kaip pas tave. Nu, gal biškai geriau, bet irgi nėra, kad per baisiai gerai. Antras patiekalas biškai labiau gundančiai atrodo. Su širdelėm. Jie galvoja, kad mes gėjai. Už šitos abudu 150 batų.
Gerai, driver dar nedingo, laukia mūsų. Good. Good. Nu ką, atėjom prie naujo lankytino objekto. Big Buddha. Didelis Budos paminklas turėtų būti. Statula, ne paminklas. Pirmą kartą būtų. Nu, debilas aš iš tikrųjų. Nesigaudau gėdą biščiai. Nesigaudai, nu, na. Čia važinėjau, kad... Tai jau pamatėm, dabar nebereik mokėti už įėjimą, ne? Viskas, labai nežiai. Aha, nu nemelavo tikrai Big Buddha. Čia visi eina pasimelsti, mes tai eina pafilmuot, pafotkint. Kadriukų turi kažkokių padot. Give some the most interesting facts about Big Buddha in Ayutthaya City, Thailand. Nu ką, įdomiausi faktai apie šitą didelę Budos statulą. Jinai yra 19 metrų aukščio. Viena iš didžiausių sėdinčių Budų visame pasaulyje. Pastatyta 14 amžiuje, jai yra apie 700 metų. Oh my god. Nu ir čia dar daugiau visokių apie Surrounded by Myths and Legends. Ir labai didelė. Ir labai sunki. Kaip ir tavo mama. Haha, jokauju. Čia atėjau prie tokios statulėlės Budos. Ir čia tie aukso lapeliai tokie. Visur apklijuoti. Dar toks kambariukas. Padėta atsigerti draugeliu, kad neištrokštų per baisiai. Nu, bet iš lūpų jau sakyčiau, kad senokai geris. Bet irgi apklijuotas visas ir čia visur apklijuota tais gold leafais. Tokį spotą čia radom, pasiėmė lapuką, tušinuką, parašai tavo visą šeimą, tavo visai žodžių giminiai. Good luck, good fortune, good life, žodžiu, everything good. Tai Facebook'e žiūrėjau. Aš ten jau pastatau į profilį, atradau datą. Antiek mes savo šeimai gero linkim, kad nežinom, kada mūsų žodžio tėvukai gimtadienį švenčia. Nu viskas, visai giminiai prilinkėjau visko, ko įmanoma geriausio. Tikiuosi išsipildys. Nu aš tai jau baigiau rašyti, Gabrias nežino ne tai, kad metų kelintais gimė tėvai, bet nežino kelintą mėnesį ir kelintą dieną. Tai jau 20 minučių rašo tam palinkėjimą savo giminį visai. Mes čia atėjom, tai atrodo, turbūt, kad esam labai tikinti, iš tikrųjų, aš tai iš viso esu netikintis į nieką. Tai čia šiaip, for fun darau. Dar tokį reikia padaryti, 20 batų pasiėmė spalvą pagal tai, kurią savaitės dieną baigimės ir ten paleidė. Ir kas iš to? Nu ir gerai būna. Bet pirmą, kad aš galėčiau sužinoti, kurią man žvakę reikia imti, reikia GPT paklausti, kurią aš savaitės dieną buvau gimęs. When I was born on which week of the day, on which day of the week, if I was born on 2005, September 28. Aš buvau gimęs trečiadienį. Trečiadienį eina žalia žvakė. Metu 20 pinigėlių ir paimu žalia žvakę. Nu ir viskas, ką didelė pūta pamatyta. Varom pas savo gidę ir varom toliau. Explorant. Bet čia kokie taktukai mandrita, tai visi tokie. Bet visi tokie ir mūsų triperis, toksai vienas pats stovi visiškas. O palenkimo manevrą vykdo. Suprimo tuktukas, toks žiaurus, čia jau primiau. Kokie subai tu, durnas? Va čia tai aparatūra, va čia tai suprantu. Vietiniam 10 batų, mums 8 batų užėjimas. Jeigu aš taitą, tai iš tikrųjų tiesiog atrodo taip. Tai pasakyk. Nemaloniai 8 kartus kanelį užkeltą. Nu, kad atlėkėme į naują spotą, čia turim visą šitą šventyklą ir čia einam taip per kraštą ir žiūrim kažkokią tokią sieną, įdomi labai pastatyta. Nu, galvoju, reikia užlipti, pamėginti, kas tas yra, pažiūrėti, kas čia viršui. Taip, užlipi ir vanduo upė iš karto. Prikolas, tiesiog visą šitą sieną laiko vandenį vis. Nesitikėjau aš tokio tikrai. Čia kol kas labiau mane stebina. Jo, čia kol kas labiau stebinau šventyklą pačią. Na jau kad darom tokią rubriką, tai dabar reikia paduoti vėl įdomių faktų apie šitą visą šventyklą. Bet kadangi nežinau kaip jinai vadinas, tai padarau fotkytę, gal sužinos GPT. I am in this temple right now, in Ayutthaya. Can you give some the most interesting facts about this temple? Tikslumas fakto bus nei temple vadinimas dar su GPT. Royal Temple pastatė 1630 metais King Prasad Tong. O aš tai pažįstu. Viskas tiek įdomių faktų. Nieko per baisiai įdomus. The temple was rediscovered 1980 metais. Atrastas iš naujo. Karočią, nežinau dėl mano faktų tikslumo. Plius minus taip turėtų būti, kaip sakau, bet taip yra tikrai netikėkina nuo 100 žodžių. 100% mano visais žodžiais. Nu, šitą šventykla tokia rimta.
Visos būdos be galvų čia, pažiūrėk. Kas ten nešioja galvas? Kiekvienam trypė su kažkokiu moteriškiu. No. Hey, sorry, you look very beautiful. Can I take a picture with you too? Is it possible? Okay. Yeah? Okay, nice. I don't know, I think maybe in here. Okay, kapunka, thank you. Kiekvienam tripė dabar vis su įdomesnėm moterim reikia fotkės padaryti. Ir ką, viską šventykla pračekinta, nuotraukytė padaryta, visi čekmarkai užsidėti tokie, va, ting, ting, ting. Viskas, varom toliau eksplorinti, baisiai karšta. To išsilenksiu. Vėl pareina pas savo draugę. Opa. Really nice. Yeah, super nice. Next. Next one. Nu ką, naujas objektas. Toks pat kaip pirmas, tik tais, kad 4 kartus didesnis. Bet tas pirmas, sakyčiau, buvo 4 kartus fainesnis, gražesnis. Čia tiesiog vienos spalvos gulis išėpus tą būdą. Nei apsiklojus, nieko, nagų nesikirpus. Nu tokie žodžiai, žinot. Reikia vis tiek jau, kad atvarėme tokią vietą. Pa. No? Okay. Negalima taip. Iškart sudrausino. Nu, operatyviai dirba apsauga. Bet tai kokia neligybė. Jinai tai gali visą laiką gulėti. Aš tai negaliu nei sekundį atsigulti vienai fotkiai. Nu, aš tai žmogus čia, tai kas čia cemento gabalas. I am at this place right now. Can you give some the most interesting facts about this place? Šita būda yra didžiausia gulinti būda. Tram 7 metrų ilgio, 8 metrų aukščio. Pastatyta buvo 14-15 amžiui. Tai irgi kiek čia jau, 700-800 metų. Nu ir čia daugiau nebeįdomus faktai. Mane Gabriel sudrausino, kad aš jums labai netiklus faktus sakau. Tai ką aš čia pasakysiu iš tų visų faktų, tai jūs neimkite širdį, gerai, neimkite už gryną pinigą. Šitie faktai yra apytiksliai. Jeigu ten sakau, kad 700-800 metų, nu tai plius minus 200, tai va, nuo 600 iki 1000 metų gali būti šitai būdai. Išmaukti nori? Gal visai ir šokčio atsigaivinti tokį. Nu va, ką aš žinau, turim čia tokią va teritoriją. Teritorijos centre. Tokie va gaidį turim. Ir ten tą gulinčią būdą. Nežinau, šiaip vertinčiau visai fainai šitą teritoriją visą. Nu bet dabar, kai neleidau nusifotkinti prie tos būdos atsiguliusios, tai esu nusivylęs, vertinu 50 šitą vietą. Nu va, aš apie ką ir sakiau, kad negalima tikėti mano faktais. Čia parašyta, kad būdos ilgis yra 42 metrai. Ką tas GPT čia man meluoja? Rodo, žiūrėk, pirk. First time for me. You first time for myself. First, yeah. Jungia ventiliatorių, kad nesukaistume. And what does this mean? Buddha. Blonde. Blonde. Is blonde. Bronze? Blonde. Yeah, okay. Nu, labai jau čia češina pirkti, labai nenoriu, aš kaip tik češina. Blonde, same blonde. Nieko nesprantai, ką aš sakau jai. Aš nežinau, labai gražiai žiūri į mane, labai nori, kad aš nupirkčiau, bet aš nežinau. Kaip man noriu pabėgti iš čia? Arba imk Lietuvos vėliavą, geltoną, žalią ir raudoną. Gal man taip, kad tu turi bėgti iš čia ir viskas? Buvo seniai rožinė, seniai tu turi paimti šitą. Nu, negražu. Kas aš gėjus, kad rožinę pirkčiau? This is on hand, yeah? Hand and This is on pimple? two hand. See? But too much for me. For two. No, it's okay, I need only one. 1, 2. No, I need only one, only on this, that's it, yeah. Jau nervinama, kai tiek lenda, kad pirk. Aš jai labiau užmesti, norėjau vieną iš kairės. Čia kiekvienoj parduotuvėj toks stovi žmogus ir žiūri vis. No, it's okay, kap. Naujas lankomas objektas, vėl šventykla. Jau pavargau, aš blemba, taip gert noriu, karštą galvą, jau skauda biškį. Vaizdelis toks, ką žinau, jau nebestebina tas šventyklas iš tikrųjų. Ten matau suvenir šopas, biškį labiau domina kažkaip. Gal iš karto ten? Davai. This amulet, what does it mean? Mean. No understand mean. Here. Yeah, it's okay. มันทำอะไรได้บ้างอ๋อ lucky protection name พระมงคลบพิตร name at here Aha, не žodžiu nespratau, ką pasakė. now you are saying 7 Įkmetai šventyklą. Šventykla kaip šventykla, tikrai. Vau, kokia. Aha, nu žinom. Čia ką, remontai vyksta? Nu jo, tokia ir šventykla. Visas centras uždarytas, nieko negali matyti.
faina tikrai. Verta užeiti, eikit. Nu ką, dabar dar tokią atradom. Bet mes, kadangi esame ubagiukai studentai, tai mes į šitą neįsim, kadangi bilietas kainuoja koks 5 centų užėjimas, tai biškai ne mūsų biudžetui, tai mes taip, prie tvoros ateinam, pastovim prie tvoros, pažiūrim, kaip čia atrodo ir viskas, ir lekiam. Pažiūrėkit, dar vienai sekundė, jūs kas čia gero. Oho, kaip čia gražu, vau, viskas užtenka, varom. Toks čia kolega praeina, nu nemažas visai, rimtesnis tikrai. Draugelis, dar vienas. Aha, gerulis. Pažiūrėk, jis visai nukrįsta. Aha, tampas kiekvienų smūgių bachūrą. Tokių dar čia gražuolių užmatėm. Voverytės ant medžio laksto. Eik tu, kiek čia jų daug. Čia užbėgo 2 į medį, dar čia vieną rudą. Eik tu, kaip iš čia laksto. Prikolas. Eik tu, tokia draugė. Naujas lankytinas objektas, identiškas kaip ir praeitį visi. Čia kažkur galva medija turėtų būti. Jo, turėtų būti kažkur galva medija. Einam ieškoti būdos galvos mediją. O ką šuniuks daro? Viskas pagrindinė atrakcija pamatyta. Daugiau tai čia visur. Akmenys, plytos. Nu gražus tie griuvėsiai. Kol kas čia kol einam sumastėm, kad fainiausias dalykas, ką čia būtų galima nuveikti, tukį pažaisti arba slėpinių, gaudinių. Dabar laukia turime tokią temperatūrą, tai aš įsivaizduoju, kad nuo to karščio čia viskas įkaista, nes šiaip akmenys tai belia kaip karšta. Ir čia viskas skleidžia šilumą, dėl to čia taip karšta. Čia tokia kiemo sargų komanda visa. Prižiūri, kad nebūtų nei vienos žolytės nukritusios. Viskas būtų nupjautas, tvarkyta. Nu, bet dirba darbą gerai. Nu ką, atlėkėme į savo hosteliuką. Taip atrodo užėjimas. Aha. Toks užėjimas. Nu, fainiai, ką? Galėjai tavo brangesnį imti, jeigu čia toli. Nu, tai kas tu čia negerai? Tokį painesi, kiek čia žvaigždučių? Belė, kiek čia žvaigždučių? Kiek nori, tiek yra. Nu, kažkur turi būti room number 4. Ai, va, seni. Domas J, room number 4. Čia tokia mes rasi gyvensi. Aha, nu pažiūrim, ką čia turi. Tai sakė, duosi 2 lovas. Turėjo būti 2 single beds. Tai matęs tą prikolą, Rilsai, kai nori draugelį užbukinti ir tas, oi, 1 lova, dabar tu toks pat, va. Kaip čia tai vienoj lovai reikės miegoti? Bet aš bazars pažymėjau, va, 2 separate single beds. Buvo to čia tą naučiai. Ką? Per daug čia stapimų. Ką? Dėl ko jūs suprat, kad aš labiau. Ai, trusikėlį pakabinti. Ant durų buvo visko, kaip fainai trusikėlį. Opa, pakabinti trusikėlį. Nu va, trusikėliai pakabinti buvo, matėsi. Prikolas, kad ta pana yra Gabrielė, Gabrieliaus bendravardė, moteriška giminė. Ir iš Klaipėdos, mano miesto. Nu, jeigu pažiūrėsi šitą, tai linkėjimai. Va čia dabar tiesiai prieš tavo kambarį sėdžiu. Laukiu tavęs ateisi. Jeigu netyčia čia naktį išeisi kokią 2 nakties, aš va čia lauksiu tavęs. Savadika. O tokį vas patukai. Aha. Nu ką, tęsiam savo kelionę. Dabar atliekam vakarienės. Į tokį spatuką čia pakritom. Tai va, tokia vietelė čia ant pat upės kranto. Ten va saulė leidžiasi. Čia va ženklas. Kaip šiaip upės strauni, pažiūrėk, kaip neša greitai. Tai va, taip čia vietelė atrodo, toks namukas viduj. Čia mums atneša ventiliatorių tipo. Tai ventiliatorių pajungi iš karto. Kapunkap. Tokį dar čia užmatėm. Toks čia tankas plaukia, tokio ilgio. Kadangi dabar yra rainy seasonas, tai labai daug lyja ir visas miestelis šitas Ajutaja yra apsemtas. Tai čia vat visur yra vanduo dabar. Nors iš tikrųjų aš spėjau, kad iki čia vat būdavo galima staliukus pasidėti ir viskas ir pavalgyti. Ten va tipo grinai va čia, bet dabar esam, vat, iki čia turim vandens. Ir čia vat po vandeniu krūmai, tvoros, viskas po vandeniu, dėl to dabar labai daug šiukšlių plaukė pagal srovę ir srovė neša. O, ble, kokia raugalą apie čia netyčia. Atnešė appetizer, po tokį vat sneką. Čia yra mėsos gabaliukas ananaso, man rodos. Ir dar čili pipiras, tai bus aštru. Normaliai. Kapunkap, 208 batų. 8 eurų už šitą patiekalą. Dydžio, va, dydis. Nu, bet prie tokio vaizdelio tai gal verta? Neverta.
Bliam, atsisėdam čia biškį užsičilinom. 2 valandas jau sėdim. Gerai. Gal biškį meluoju, gal apie valandą mes čia labiau sėdim. Yeah, we have, it's okay. Yeah. Nu, vat, nebereikalus mokėjom po 8 eurus už mylą, kai ateina pasiūlo purškaliuką. Apturėjom networkingo vakarienę. Normaliai čia tiek drąžų ant sienos vienoj vietoj. Ką jie čia visi veikia? Tu durnas? Nu ką, tai prisivalgiam tenais tą savo vakarienį, kad atėjom dasimušti į marketą dar vakarienės antros. Pažiūrėsim, ką čia gero turi pasiūlyti. Gal stebins kažkom. Opa, jau Hebra stebina mane. Gražai, jį dirba. Su bugniuku, su gitarėlė. สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมสามยานะครับผมนี่กรอบนอกนุ่มในนะต้องขนมสามยานะครับ Neįsivaizduoju iš tikrųjų, ką tas bachūras jums pasakė, bet tikiuosi, kad nieko baisiai jums toli nepasiuntė. Tikiuosi, kad negausiu šitų banų už tosios žodžius ir tikiuosi, kad jums palinkėjo didžiausios sėkmės, didžiausios laimės ir visko geriausio. Just test? Test. Ok, kap. Nu da, tiesiog paragauti nemokamai. Tikiuosi, kad nemokamai, šiandien nieko nesakė. Test. Gerulis. Yeah, really good. Aš nežinau, ar čia prašo iš mūsų pinigų šitą ar neprašo. Ok. Galvoju, čia apie save youtuberis. Galvoja, kad aš čia rimtas? Ne, iš tikrųjų tai aš va toks. 700 subscriberių mato. Toks ir rimtumas, ne? Matai, varkė būti youtuberi iškart pašerė. Nu ir viskas, darom vakarą. Avokado smutis, braškių smutis ir po kebabėną. Karoči, labai nemaloniai. Šuo seka ir loja. O mes esam vieni patys kažkur tokio subiniai. Jis labiau už mus bijo. Aš labiau už jį bijau, manau. Įrodyk, kas tais bijo bėkį. Tu debilas? Galvoju, kad sėdi mojuoja. Aš žinau, bet aš tai baisiai tepęs dabar. Aš nenoriu pagauti įsakų kontakto. Nežiūrėk tu jam jokis. Čia bėliai kiek tų šunų. Tai fain. Ne, nu ką, jeigu jie parvaro, tiesiog čia užšokį, užsikabinį, užlip ir viskas, tai jie nieko nepadarytų. Tiesiog juos bėgi ir jie bėgs. Da, įbėgi tos du. Ką, iš šventiklą bėgsta? Nu jo, iš tikrųjų. Nu ir viskas, ką grįžome savo mylimą kamurkę, su Gabriuku pakritome vieną lovytę, varom miegot, labank, susitiksim rytoj. Nu ką, labas rytas, kaip ryte. Dabar turime tiek valandų išmiegojom su Gabriuku. Nesakyčiau, kad buvo blogai, tu lovai miegoti iš tikrųjų. Ir ką dabar atliekiau užsivalydintų, kur galvoju parodyti, darim tūliką, kaip čia atrodo dušas, nes tikrai įdomiau atrodo. Tai va taip užeini į tūlikos dušo patalpą. Čia tūlikas, čia dušas. Šviesos nėra, tai jeigu nori naktį, vakare prašausi, man nebuvo kaip parodyti. Tai tiesiog flashlighto ragelį, va taip va pasidėjau ir su flashlightu tiesiog svečiausi. Tai va taip atrodo čia viskas. Šviesos nėra, šilto vandens nėra, tualetinio popieriaus nėra. Čia va kriauklė dantim valytis. Valais dantis, gali žiūrėti, ką kaimynai veikia, gali žiūrėti į žvaigždės, čia lėkštės sudėliotos, čia aš labas rytas ir vat, tokį čia turim išradimą kraniuko ir varau praust. Atlikiam, žodžiu, noriu lankyti objektą į šventyklą, bet nerandam šventyklos, kur čia kas yra. Tai atradom dabar tiesiog tokį, kažkoks kabelis ir jisai važiuoja ir galima įlipti ir perskelti kitą upės pusę. Iš šventyklos neradom, tai bent jau į tą bandysim įlipti, gal ir leis, nežinau. Aš vis dar nesprantu, ar čia galima full ar negalima. Tai nieko, pamėginsim, ką čia. Jeigu išvarys, tai išvarys. Važiuojam. Skudėsis? Va, žodžiu, keliamės per upę su draugeliu. Pramoga tikrai vienetinė čia. Kol kas mes su Gabriu tiek daug romantiškų spotų varėm aplankėm, kartu vienai lovytį miegojom. Galime būtų iš šonų sudaryti tokią nuomonę, kad mes kitos pakraipos. Bet ne, mes teisingos pakraipos. O kas yra teisinga pakraipa? Jau nebežinot šiais laikais. Prikolas šitas medės toksai. Tokių čia siūlų prileidęs. Įdomus stiprus tie siūlai, gerai laiko. Aha. Jam įdomu būtų galima užlipti iki viršaus taip šitais siūlais. Nes šiaip ganėtinai stipriai laiko. Da, plak, bet stiprų jau. Vieną, bet galingą.
užteko. Aš experience patyriau. Aš einu patirti experience, kas tas yra. Faina. Taip atrodo užėjimas. Bandom užėti vidų. Please take off your shoes. Opa. Kaip karaliui. Aha. Tikrai faina čia labai. Bet kitokia, nuo visų kitų kažkokia. Spalvota labai. LGBT čia palaiko. Čia pridėta tų amuletų tokių. 100 batų kainuoja. Padarai donationą. Gali paimti vieną tokį. Aš tai čia jų paimsiu. Ne už donationą, bet paimsiu. Jo, šiaip tiesiog į kišenę porą. Opa, įmetam 100 pinigėlių. Opa. Nu, faina. Oficialiai tau dabar? Oficialiai mano. Atvarėm biškį į koledžą pastudijuoti. College of Skill Enhancement for Monks and Novices. Galvom, reikia biškį praplėsti savo žinių bagažą. Opa, monkas cigariuką peša pasislėpęs už kampų. Tokios čia chatikės. Prie pat vandens, ant vandens stovi. Ten šventykla ant vandens. Kaip sur elektros laidai, vos ne vandenį liečia. Kitur ten galimai ir liečia vandenį. Atsipūtė, čilina. Muzonas taško. Vaikas įdarbintas, mama hamakė sėdi. Ką vaikai dar čia reikalingi? Pigi darbo jėga. O, vietiniai kelių gaideliai. Žodžiu, atlikėme šventyklą dabar. Ir čia negalima, nei filmuoti negalima, nei su šortais eiti negalima. Mes abu su šortukais, tai varom greitai persirengti. Vis tiek bandysiu kažką slaptai pafilmuoti gerai. Kaip čia rimta iš tikrųjų viskas. Abudu mumis perrengė, neleido nefilmuoti, čia nieko daryti. Neleido mikrofoną užsidėti, mikrofoną pasislėpiau čia žodžiu į secret spotą. Čia bendrai yra gal 40 spotų, į kuriuos galima eiti. Bendrai tipo, bet iš tų 40 tik tais kokius 6 galim žmonėms, visi kiti yra Royal Family. Čia tokį turim per centrą kažkokią šventyklą. Nu, tokios žuvis, lašišos čia meškerių užmės gerai būtų. Šiaip biškai nesuprantu taisyklės, kodėl negalima video, bet galim fotkės. Kur čia logika yra? Nu jo, vietelė, tai čia labai faina. Ir fotografuoti labai daug kur negalima, tai tiesiog reikia viską daryti labai slaptai. Visi su automatais stovi apsauginiai. Tai galimai įsilės mane vietą, jeigu pagaus. Aš čia dėl jūsų taip stengiuosi. Čia porą kolegų užmatėm. Bičiai belė kiek šiaip. Opa, ateina. O eik tu kaip skaudžiai. Debilė. Tu ar žuvis? Žuvis, aišku. Jeigu čia būtų galima filmuoti, tai čia apšė gražių kadrų prigaudyčiau. Nes šiaip pastatai, tai čia wow, kokia gerumo. Čia šiaip teritorija milžiniška, wow. Aplinkui taip viskas atrodo. Toks krūmas, drambliukas. Čia triušiai, povas. Čia nesuprantu kas. Čia irgi atrodo kaip triušiukai. Tik problema baisiai karšta vaikščioti čia. Tokia temperatūra laukia. Naujas lankomas objektas. Dabar lėkime į Japanese Village. Neįsivaizduoju, kas čia bus, bet Japanese Village tai tikiuosi, kad kažkas japoniško. Aha, nu Japanese Village kol kas labai japoniška, matau, čia va daug bumbulų šitų. Ten kažkoks gaidys raudonas. Tiek ir Japonijos čia tos iš tikrųjų. Sunku labai įsijaust, kad tipo esi Japonijoje, kai aplinkui visi taicai. Bet čia tikras Japonijos, man rodos. Antra taicas man iš kiemo. Apsirengė chalatą ir viską. Čia gyvas ir negyvas. Čia instrumentai. Čia tokia kaip mini gitara, tipo japoniška. Čia dar kažkokie šūdai žaidimas. Mačą vat geria. O tas katinas čia real ar nereal, aš taip ir nesuprantu. Ai, nu kvepuoja. Nu. Muziejų pakritęs katinas. Užeinam pažiūrėti, kas čia. Nu, pažiūrim tą filmą čia porą minučių. Nu, wow. Čia tai labai japoniška. Čia žuvis irgi japoniškos. Ir viskas tiek tos Japonijos čia daugiau. Gaidys iš tikrųjų village'as. Pem batų, tai užėjimas gaunasi 1 euriukas su biškiu. Bet nepasakyčiau, kad baisiai verta. Nu, tipo. Buvom dabar jau, vis tiek galim sakyti. Never, gali suleisti. YouTuberis gi. Toks ir YouTuberis, žinai. Nu, tai žinau, tai visko, kad gali suleisti. Varik čia mamytė įdarbintas. Vaikštančia po visą village'ą. Pirmyn atgal. Vien tik fotkytas daro. Kaip gražiai šneka.
Japoniškai turbūt, nes nieko nesuprantu, ką pasakoja. แต่ฉันไม่รู้ว่าพวกคุณชอบนั่งช้างหรือเปล่า Taip, čia atlikėme marketą, čia pardavinėja suvenyrus, čia drambliukas sėdi toksai, draugelis. Oi, kokį šūdas ten padėjo, žiūrėk rimta. Opa. Faina. Kaip lydi galva. Kargi? Opa. Pašers dramblį. Ui, kaip pagrebė. Kap ant kap. Kas čia? Čia ne žiurkės, ne? Čia... Kas čia per padarai yra? Draugės, ką draugė? Draugė, ne? Draugė. Draugė, taip. Kaziolai. Ką kaziolai? Kandžiai šiaip, nežinai? Nežinau. Bauda, viskas. Bauda. 800 baht. Bėgu. Kurį čia šokti dabar sakė? This one? Yeah. Let's go. Atėjo laivo kapitonas. Užkūrė Lamborghini variklį. Toks variklis iš vandens, prikolas. What the fuck? Nebū dar matęs tokį, tik vandenį purškia bakūras. Jo, toks variklis. Per šitą šlangą vat paima vandenį, o per šitą vat purškia ir važiuoja. Toks driežas didelis. Prie gaidžių. Kapunka. Floating market, išmarketinguot, kad čia tipo, oi, floating marketas, atvarai susimokė 200 batų, kad tu pabūtum floating tam floating markete daugiau, tai tiesiog eini per kraštą. Vanduo. Matau, kaip čia labai gera investicija. Sudomino Gabrių va tokie va dalykai. Nu čia rimtas pirkinys tikrai. Pirmas pirkinys floating markete, užskaitau tikrai rimta. Mane tai jau trigerino jos. Visos tą patį per tą patį. Chicken noodle, chicken noodle. Net nežiūri, mums prie ragelio sėdi ir reklamuoja. Nu ir viskas, tokia pota šiandieną. Taip atrodo maištelis, taip atrodo vaizdelis. Nu ir skanaus, ką. Prikolai, sako, kokie čia prikolai, užas linksma bus ateina, kardų šopas. Pažiūrėk, koks čia prikolas. Pažiūrėk, šis skanės prikolas. 800 pėm, šiaip nebrangiai. Nori pirštą mano paragauti? Opa, paragavo. Žodžiu, kad tik buvom markete, o dabar esam prie tokio vagaidžio atėję apleisto. Kažkokias radom čia griuvėsius. Nu ką, žinau, visai sudomino, visai neblogai atrodė, tai atėjom pačekint, kas čia yra gero. Šiaip aš nežinau, kur mes iš tikrųjų atsiradom, tiesiog prie kažkokių aplinkų, tiesiog visur laukai ir griuvėsiai pastatų. Prikolas visai. Fobija Gabrių ir tilto. Kaip nefaina būtų čia įkryst. Aha, nu čia papačia vanduo toks, tikrai ne pats maloniausias įkritimui. Man įdomu, yra tailandietiškų erkių ar nėra? Blema, labai norėčiau ten kažkaip užlipti. Nu, mamuka, jeigu žiūri šitą videką, storiukas iš karto žinok. Kaip čia padėti dabar, kad nufilmuotų dar kaip užlipu arba nukrentu. Bišk per lengva, sakyčiau kažkaip. Nu, faina. Gerai, ką, leidžiamės į apačią. Dabar dar bus atskiras sidequestas. Kaip tik nusileis neužsimušus. Čia du šunys ant tilto, vienas dar ten kažkur. Ir tiesiog sėdi ir loja ant mūsų. Biški nemalonu. O tiem tai mes čia per tokius žolynus iki Kelienų. Aš ką tik matau, kad aš filminau, kaip nusileidžiu. Bet vis laik vėl, kai filminau, ant 2x buvo padaryta, tai vėl nieko nesimatys. Pinigus jam duoda? Oi, nu, už ką jam čia moka? Gerai gyvena, ką dramblys? Ai. Čia už pinigėlį triuką padaro. Tai tu palik dramblių pinigus, ką tu atėmi? Sumoka drambliukui pinigėlį. Geras drambliukas. Nu ir ką, viskas, pramogis baigėsi. Šokau į Vangalo, varom įstoti ir atgal į Bangkoką. Karoči, aš tai esu filmeris, neblogas. Nieko filmų, kaip ir važiavom atgal. Jau esu Bangkokė, lekiam su driveriuku į chatą. Tai va, jeigu patiko, paspauskite laiką, parašykite komentarą kokį nors fainą. Jeigu nepatiko, paspauskite dislaiką, rašykite mane komentaruose su šūdais. Pats šėrinkis draugelis, nes man buvo šūdinas videkas.
Ir va, ką žinau, ačiū, kad žiūrėjote ir matysime tam video. Iki.